Kai žmonės išeina iš jūsų gyvenimo, jūs supraskite, taip ir turi būti. Jūs turėtumėt pasidžiaugti, reiškia, tai yra ne tas žmogus. Jeigu jūs per prievartą laikytumėt, jūs kentėtumėt. Tai ir nelaikydama kenčia dabar. Bet jūs kenčiate tik tai dėl to, kad esat mintise, prisiminimuose, tuose svajonėse tokiuose. Gal buvo kažkokios svajos kurtos su tuo žmogumi, ne? Paprastai būna taip, kada mes esam santykiuose, mes galvojam apie ateitį, ką mes darysim, planuojam kažkaip, o paskui kažkokia klientė pasivaideno, ne, jo kelyje, ir pakreipė dėmesį. Žmogus, reiškia, nebuvo apsisprendęs, ir gerai. Galit savo galvoti, praradai gerą variantą, būk ten laimingas savo. Ir jūs turit nuspręsti būti laimingas savo. Viskas be šitų santykių. Nereikia apie juos galvoti. Be reikalo jūsų minčių energija nueina vietoj to, kad per tos 8 mėnesius. Aš suprantu, kad reikia santykiuose, aišku, ir pagėdėti, reikia išgėdėti, išbūti šitą ir paliūdėti, nes jie baigėsi ne taip, kaip jūs norėjot. Bet tai neturi tapti metų metus kankynė ištesta.